Žvelgsime besibaigiančius 25-uosius metus. Mūsų pašnekovė kolegė Alytaus naujienų žurnalistė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Alma Mosteikaitė. Labą dieną, Alma. Labą dieną, Liudai. Laikas bėga beprotiškai greitai ir ko gero sudėtinga apžvelgti visus metus, bet šiandien, Alma, su tavim kolegiškai norėčiau pakalbėti vis dėlto apie tuos išskirtinius įvykius, kurie vyksta kiekvienais metais, neišimtis ir šie besibaigiantis metai. Ir štai Alytaus naujienų puslapiuose kolegos dalinasi savo matymu, savo įžvalgomis, galbūt savo lūkesčiais. Tau kaip žurnalistai, ko šie metai buvo įsimintini, galbūt kažkokie kitokie? Šie metai, kaip sakai, Liudai, labai greitai bėga, neišimtis ir šie metai įvykių tikrai yra daug. Jeigu taip kalbant, mes visi matom, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta Europoje, Lietuvoje ir Alytuje. Tai, man atrodo, yra visiškai nenuginčijami dalykai, kad įsivyravus Trumpo, JAV prezidentavimo laikotarpiu tikrai vyksta ekonominiai, finansiniai ir politiniai lūžiai visam pasauliu. Europos Sąjunga taip pat turi priimti atitinkamus sprendimus, kurie šiandien tikrai kelia daug nerimo, neapsisprendimai ir taip toliau. Lietuvoje matom, kokia yra politinė krizė, kurią yra sukėlusi valdančioji partija. Ir jeigu taip kalbant apie kolegas, apie žiniasklaidą, matom, kad po šitiek metų atkurtos nepriklausomybės pirmą kartą susidūrė Lietuvos žiniasklaida su šitokiais iššūkiais, kai reikia ginti laisvą žodį. Ir kai tik labai reikia pasidžiaugti, man atrodo, kad sulaukė didelio visuomenės atgarsio, organizuoti protestais, pasirašyta peticija su 140 000 parašų. Tai, man atrodo, mes galim pasidžiaugti, kad tauta yra gyva, tauta yra neabejinga, o mes kaip žurnalistai galime pasidžiaugti, kad mus palaiko toks būrys visuomenės, neišimtis ir Alytus, kur Rotušės aikštėje buvo suorganizavęs laisvam žodžiui palaikymo akciją. Ir truputėlį, kad nors iš kitos pusės gal nieko keisto, kad socialdemokratai imasi ne kitų, būtent ne Lietuvai svarbesnių dalykų, spręsti svarbesnius klausimus, bet imasi tramdyti laisvą žodį. Kalbant apie žodžio laisvę, man atrodo, Liudai, tu sutiksi, kad ji yra tam tikra prasme varžoma ir Alytuje, iš Alytaus miesto savivaldybės bokštelio, neišimtis yra Alytaus rajono savivaldybės bokštelis, kur yra dozuojama informacija, atiduodama palankioms žiniasklaidos priemonėms, kurie visiškai yra nekritiški valdžios atžvilgiu. Ir netgi, man atrodo, jokios paslapties nėra, kad ir terminai kartais pradėlsimi, įstatyminiai terminai pateikti informaciją. Taip. O bene didžiausias iššūkis žiniasklaidai buvo, kur ir jūs, Liudai, dalyvavot, ir kiti mūsų kolegos iš Alytaus, kai Alytaus miesto vadovai Alytuje Vilniaus universiteto teatro salėje susitiko su išėjusiais iš Alytaus alytiškiais, gyvenančiais Vilniuje. Ir kai mero Nerijaus Stasiulio patarėja, kuri praktiškai kalba mero lūpomis, pasakė, kad net nėra Alytaus regione žiniasklaidos. Tai tokio ciniško požiūrio, tokio cinizmo mes nematėm, man atrodo, Liudai, nežinau, gal netgi net ir sovietmečių šitokio dalyko nebuvo. Tai man atrodo, kad tiek Lietuvos mastu, kalbant apie žiniasklaidą, tiek Alytaus miesto, Alytaus rajono mastu, yra peržengtos vadinamos raudonosios linijos, bendraujant su žiniasklaida. Ir tai yra, man atrodo, kad žiniasklaida turėtų atlaikyti šitus spaudimus iš valdžios, bet žinoma, skaudžiausia yra dėl klausytojų, dėl žiūrovų, dėl skaitytojų, tai kad ir dozuojama informacija, o informacija reikalinga ne tiek mums, bet kiek gyventojams. Taip, be jokios abejonės, vis dėlto esame reikalingi bendruomeniai. Alma, toks paprastas konkretus klausimas, kada paskutinį kartą, kalbant pavyzdžiui apie mūsų miestą, rajoną, buvote pakviesta į spaudos konferenciją, kurios, tradiciškai ar ne, bet jos būdavo po svarbesnių įvykių, ypatingai metų pabaigoje apžvelgiant, suteikiant galimybę žiniasklaidai pateikti vieną ar kitą klausimą. Kada jūs buvote tokioje spaudos konferencijoje?
Man atrodo, Liudai, kad jūs pats žinote atsakymą, tokių spaudos konferencijų tikrai nevyksta nei mieste, nei rajone ir tai jau vyksta, aš pasakysiu jau senokai, mieste gal visą Cesiulio vadovavimo laikotarpį bendrai, jeigu tai paėmus, gal aš tik vieną spaudos konferenciją prisimenu, surengtą Alytaus miesto valdžios, kai buvo pristatytas biudžetas, bet tai buvo Cesiulio praeitos kadencijos vadovavimo laikotarpį. Apie Alytaus rajoną nei kalbos nėra, ten jokių spaudos konferencijų nevyko nei prie buvusios valdžios, nei prie dabartinės valdžios. Tai, man atrodo, dar kartą pademonstruoja, kaip valdžia skaitosi su žiniasklaida, bet tikriausiai, Liudai, tu pats matai, kad vieno žiniasklaidoj net pats meras su žiniasklaidos atstovais važinėja po miestą, aprodo padarytus darbus, lyg tai čia būtų pats didžiausias mero nuopelnas. Aš suprantu, kad Alytaus miestas, kaip ir kiti Lietuvos miestai, gražėja, tvarkomos gatvės, šaligatviai, viešos erdvės, bet čia viskas daroma iš mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų, iš europinių pinigų, kurie skiriami visiems gyventojams. O grįžtant prie spaudos konferencijų, tai man atrodo, šitą žanrą mes gal jau palikime istorijos paraštėse, jau gal net nebegalvokim, čia niekas niekur mūsų nebekvies ir su mumis niekas, kaip aš dabar suprantu, iš dabartinės situacijos net nesirengia su mumis skaitytis. Na, bet Vilniuje mūsų kolegos, jie kiekvieną praktiškai dieną dalyvauja įvairiose spaudos konferencijose ir turi tą galimybę ir pateikti klausimus, ne visada patogius, kartais kritiškus paklausimus ir kalbant su jais, jie netgi nustemba, kad štai regionuose tokios galimybės žurnalistai netgi neturi. Aš dar pasakyčiau taip, tai ne tik apie Vilnių mes kalbėkim apie mažesnius miestus, aš kažkada čia perverčiau mažesnių miestų, nenorėčiau aš įvardinti, bet tikrai mažesnių ir ne vien mūsų apskrities, ir daugeliu atveju ne mūsų apskrities miestų, rajonų centrų žiniasklaida. Pavyzdžiui, savo gimtojo Pasvalio, iš tikrųjų valdžia yra bendraujanti su žurnalistais, siunčianti informaciją, kiek žinau, tai yra žurnalistų reikalas, ar jie čia spausdina ar nespausdina, bet yra darbas, man atrodo, dar kartą reikia akcentuoti, kad darbas bet darbas dėl tų pačių rinkėjų. Tai, sakau, čia Alytaus mieste ir rajone klostosi tikrai unikali situacija žurnalistų atžvilgių, kurios nebuvo, bijau pasakyti dar kartą tą žodį, kurios nebuvo, net gūdžiais laikais. Grįžtant prie vis dėlto gyvenimo kasdienybių ir persikeliant galbūt jau tokią netolimą ateitį į 26 metus, vis dėlto naujo karinio poligono Kapčiamiesčio apylinkėse atsiradimas, ko gero, sukėlė ir vietinės bendruomenės įvairius klausimus. Štai ir šiandien prezidentas paskelbė, kad jis esas pasirengęs važiuoti ir susitikti su dzūkais ir galbūt pareiškė, kad ir vyriausybė, ir ministrai per mažai dėmesio tam skiria ir per mažai bendrauja su bendruomenė. Tai štai apie politikų bendravimą su bendruomenė žiniasklaida yra ta priemonė, kuri gali tai padaryti. Vis dėlto, Alma, aš tokio platesnio pobūdžio klausimą. Kodėl jums atrodo, kad politikai nori kalbėti tik tai, kas jiems yra patogu, puikiai suprasdami, kad kiekvienoje visuomenėje, kiekvienoje bendruomenėje, kiekviename miestelėje yra ne tik juostelių karpimas, bet ir yra problemos, kurių sprendimo taip pat laukia bendruomenės. Be abejo taip, kad yra ir problemos ir man regis, kad ir mes, gerbiamas Liudai, keliam tas problemas, gyventojai jų kreipiasi ir į jūs, ir į mus, ir reakcija yra praktiškai nulinė, nebent tai kažkas pataisoma, padaroma, bet visiškai ignoruojant, kad ta problema buvo iškelta vietiniai žiniasklaidoj. Ir tai yra tam tikras ignoravimas ne tik žiniasklaidos, bet ir vėlgi grįžtant prie to paties ir pačios visuomenės. O dar norėčiau, jeigu mes kalbam apie šitą poligoną, tikriausiai Liudai ir jūs ir aš esam buvę ten, šitam krašte, matom, koks yra nuostabus Lietuvos kraštas. Dabar pamatė ir prezidentas, kad reikia bendrauti su gyventojais. Tas bendravimas daugeliu atveju iš tikrųjų vyksta per
kai tas bendravimas vyksta su gyventojais, bet tai priklauso ir kaip yra nušviečiama žiniasklaidoje. Bet puikiai žinom, kad šitas pradinį sprendimą dėl poligono steigimo priėmė valstybės gynimo taryba ir tai yra dar kartą turės tai svarstyti, turės priimti Seimas. Bet tai kur prieš pirminį VGT sprendimą buvo bendravimas su gyventojais. Tai dar kartą parodo ir demonstruoja, kad ne tik žiniasklaida, bet ir visuomenė yra atskirta nuo problemų svarstymo. Tai čia yra tokie žingsniai rodantis, kad mes einam į autoritarizmą. Aš kitaip negaliu pasakyti. Beje, akivaizdus įrodymas ir dabartinės diskusijos dėl LRT įstatymo pataisų, kurios sulaukė ir masinių protestų, ir tarptautinių organizacijų, ir žiniasklaidos dėmesio. Ir štai viskas tokia skubos tvarka. Atrodo, kad pasaulyje ir Lietuvoje nėra svarbesnių įvykių paskutinėmis metų dienomis ir darbo grupė formuojama, pakeitimai yra įtraukiami ir tų žurnalistų organizacijų atstovai, kurie galbūt aktyviausiai dalyvavo ir protesto akcijose. Vis dėlto tas buldozerio principas, Alma, neatrodo jums, kad nesvarbu kokiame lygmenyje nuo pasaulio politikos iki pačio žemiausio vietinės politikos lygmens tampa tokiu pagrindiniu naratyvu arba pagrindinė priemonė? Tikrai taip. Ir dar galbūt pasikartosiu, bet LRT pataisos, jos kad yra kai kurios būtinos, visi čia supranta, bet tai yra raidės reikalai, pavadinkim taip. Bet kai raidės reikalai virsta, suprantat, visos žiniasklaidos pasipriešinimu, supriešinama žiniasklaida ir ta prasme žiniasklaida pastatoma prieš visuomenę, tai suprantat, čia yra dideli dalykai ir man labai liūdna, kad politikai visiškai ignoruoja iki šios dienos žiniasklaidos balsą, nenori įtraukti atitinkamų profesinių organizacijų, žurnalistų asociacijų į tą grupę. Tai ką rodo? Tai rodo tą patį buldozerio principą. Ir man regis, kad čia dar yra vienas dalykas, jeigu kalbant apie LRT suprasim, kad tai yra milijonai dideli, tai yra visų mūsų pinigai ir visuomenė turi pasakyti savo nuomonę, ką jinai galvoja. Nes politikai tik skirsto visų mokesčių mokėtojų pinigus. Kaip aš ir kalbėjau mitinge, jeigu liūdai girdėjot, suprantat, jie negali svarstyti kažkokiu tai privačios žiniasklaidos priemonių, kažkokiu tai įstatų, kažkokiu tai raidžių ir taip toliau. Jie gali imtis tik nacionalinio transliuotojo. O kas po to, tai mes turim net Europoje pavyzdžius. Jeigu pavyks ten padaryti, kaip aš sakau, kabutėse tvarką, tai bus einama prie vietinės žiniasklaidos, o mes Alytuje jau matom, kad prie to ir einama su informacijos nepateikimu, su nesiskaitimu, su tų pačių spaudos ar konferencijų neorganizavimu, bet vėlgi grįžkim prie to paties, nesiskaitoma su žiniasklaida, nesiskaitoma su visuomenė. Ir, bet aš turiu dar tokią viltį, kad vis dėlto tas laisvas žodis ir kalbant apie LRT ir plačiai prasme apie žiniasklaidą, kad nugalės ir kad jeigu taip neatsitiks, tai man regis bus liūdna. Tai jūs prakalbate iš tikrųjų apie biudžetą, kuris yra visų mokesčių mokėtojų sunešamas. Labai dažnai politikai tuo naudojasi, teigdami, kad jie padarė vos ne patys. Iš savo kišenės sumokėjo už vieną ar kitą projektą, už vieną ar kitą nutiestą gatvę ar žiedą, visiškai pamiršdami, kad biudžetas tai yra kaip tas korys, į kurį visi bendruomenės nariai, kiekvienas pagal savo gaunamas pajamas suneša tas biudžeto lėšas. Tikrai taip. Ir kaip ir sakau, visi kažkaip tai, visi politikai neišlipa iš tokių marškinėlių, iš tokių rėmų. Jei jau kažką nutiesi, tai būtinai turi nusifotografuoti. Nutiesi gatvelės 200 metrų asfalto, jau jie turi būti. Kažkaip tai, žinot, kažkaip iš pradžių dar atrodė keleri metai atgal, atrodo lyg tai gal ir taip turėtų būti. Bet mes vis tiek turim kažkaip tai
aiškiai pasakyti, kad tai yra jūsų pinigai, kad tai jūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Ir mes matom, tarkim, Alytaus miesto biudžetą iš gyventojų pajamų mokesčių vis daugiau, didesnė dalis patenka į Alytaus miesto biudžetą ir didesnė suma. Tai ką rodo? Tai rodo, kad alytiškiai geriau uždirba, galbūt atsiranda ir naujų darbo vietų. Tai turėtų būti kažkokia tai savivaldybės, vėl grįžtant prie to paties, ir ataskaita rinkėjams, manyčiau, kad pateikiama per visas žiniasklaidos priemonės, kad parodyti, kur panaudoti jų pinigai, kur gauti ES pinigai panaudoti. Tai būtų skaidru. Bet neabejoju, Alma, kad kitais 26 metais artėjant savivaldos rinkimams, o ta rinkiminė kampanija, mano nuomonė, jau yra prasidėjusi regionuose, visi bus labai geri, visi labai dosniai dalins ne tik pažadus, bet ir rodys, ką jie gero padarė per savo kadenciją. Tad, kalbant apie kitus metus, kokie, Alma, tavo nuomonė jie galėtų būti, kokie lūkesčiai yra, kokios nuojautos, įžvalgos? Manyčiau, kad kiti metai labai norėtųsi, kad būtų jie ramesni pasaulyje, bet aš labai mažai tuo tikiuosi, nes matom, kaip vyksta dėrybos tarp didžiųjų valstybių vadovų. Ir aš manyčiau, kad vyksta tam tikras pasaulio persidalijimas, ekonominė, finansinė prasme. Europoje nežinau, ar čia sustiprės pozicija, tvirtas vienijimasis palaikyti, tarkim, tą pačią Ukrainą. Nežinau, kažkaip abejočiau. Lietuvoje bus, man atrodo, tikrai toliau neramumų. Aš kažkaip tai netikiu, kad ši dauguma, dabartinės sudėties dauguma Seime dirbs iki kadencijos pabaigos. Manau, kad gali prasidėti neramumai ir pačioj vyriausybei, turiu galvoj premjerės postą. Alytaus mieste ir rajone, aišku, įsivyraus, kaip ir visoje Lietuvoje, tikrai įsisibos, nors jau ir dabar yra ženklų, rinkiminė kampanija, žmonės išgirs daug pažadų, netgi nesąmoningų pažadų. Čia jau reikės, kaip pasakyti, reikės žmonėm pasirinkti, reikės žmonėm, kaip pasakius, traukti vėl tą loterijos bilietą. Labai svarbu, kad žmonės atskirtų, bandytų įvertinti kritiškai. Aš tikėčiausi, labai norėčiau, kad visuomenė ir tame tarpe žiniasklaida turėtų daugiau kritiško požiūrio į kiekvieną situaciją, į kiekvieną pažadą, į kiekvieną darbą valdžios. Šito kritiškumo pasigenda, to labai norėčiau tikėtis. Ir labai tikėčiausi, kad mūsų žiniasklaidos broliai būtų kritiškesni vardan teisingumo. Nes dirbame bendruomeniai. Šiandien noriu padėkoti mūsų pašnekovė, buvo Alytaus naujienų žurnalistė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Alma Mosteikaitė. Alma, man belieka palinkėti iš tikrųjų ieškoti tos tiesos, kokia skaudi ji kartais bebūtų, dėti visas pastangas, nes, tokia mūsų priedermė, nieko nepadarysi ir, žinoma, ramių, bent jau metų pradžios laiko, tikėkime. Gerųjų sveikų metų visiems, alytiškiams ir jūsų kolektyvui, Liudai. Ačiū labai.